tiesą sakant, aš visada jau turbūt keli mėnesiai, kaip norėjau padėkoti tam žmogui, kuris sugalvojo šitos knygų mugės moto, ar kaip čia pasakyti, kad personažas ieško autoriaus, nes čia atrodo, kad vos ne man pritaikyta, nes mano knyga prasideda, tuo ir prasideda, kad personažas ateina ir mane suranda. Tai šiek tiek pradžią paskaitysiu įžangą knygos, kaip reiškia personažas mane surado. Čia, kaip sakydavo mano močiutė, tikra teisybė viskas. Jis rado mane Facebook'e, apsidžiaugė, kad nesu Lietuvoje ir skubiai nežinau, iš kur atvyko į Korką. Antrą didžiausią, bet labai ramų Airijos miestą. Nors aiškiai pasakiau, kad jau po savaitės grįžtu į Vilnių ir pageidaučiau susitikti su juo ten. Paskambinu vos nusileidus lėktuvui, bet kažkodėl nenorėjo, kad paimčiau jį oro uoste. Atvažiavo į mano dukros namus taksi, turėdamas tik nedidelį rankinį bagažą. Prieš eidamas vidun apsidairė, bedė pirštų į debesuotą dangų ir tarsi priekaištaudamas, o gal užjausdamas tarė. Nesuprantu, kaip galima iš Lietuvos bėgti į dar bjauresnio klimato šalį. Tarsi būtų skaitęs mano mintis. Nesumojęs, ką atsakyti svečiui, kaltai šyptelėjau ir įstūmiau jį pro duris vidun. Manęs net neerzino, kad jis be kvietimo ėmė vaikštinėti po kambarius, įžūliai viską apžiūrinėdamas ir kraipydamas galvą. Kur tu rašai, kaip sekasi? Staiga paklausė, tarsi sakydamas kokią banalybę pridūrė. Aš esu pasitraukęs nuo reikalų, taigi turiu apie tave tik viešą informaciją. Dabar jau aš bedžiau pirštų į viršų, sakydamas, rašau viršuje, kol mergaitės mokykloje. Aišku, tu neturi juodosios dėžės, paklausė lyg tarp kitko ir nuėjo link suoliuko tolimame kiemo kampe. Dėžės, pakartojau. Dėžės, žinoma dėžės. Juk neklausiu apie Malevičiaus juodąjį kvadratą tavo dukros kambaryje. Žinoma neturi. Net nežinai, kas tai yra, ar ne? Kaip ir jūs nežinote. Iš kurgi tau žinoti? Sėdi užkampyje, geraširdžių naivuolių saloje ir džiaugiesi paprastų gyvenimų. Varge. Gerai. Juodąją dėžę mes vadiname ypač gerai izoliuotą patalpėlę. Tokį nediduką asmeninį bunkerį, kuriame gali aptarti visus svarbius reikalus ir nebijoti svetimų ausų ir akių. Beje, kai kurie ten ir su žaliakė mylisi. Jis ėmė beprotiškai kvatotis, rankomis plodamas savo per šlaunis. Čia tau gatavas romanas, manau nenuvils, pasakė staiga surimtėjęs ir ištiesė kišenėje laikytą laikmeną. Taigi, mielieji, mano indėlis į šitą knygą yra kuklus. Tas žmogus leido tik tai pataisyti akivaizdžiausias kalbos klaidas, o nesušukuotą apsimesnai naivų stilių reikėjo saugoti. Žinoma, galėjau suvienodinti stilių, tačiau tai jau atspindėtų mano, o ne jo charakterį. Jo kintantį charakterį, nes čia esu pats geriausias liudytojas. Žmogus, kurį pamačiau dukros namuose Korke, savo elgesiu buvo visiškai nepanašus į mano seną pažįstamą. Ir vis dėlto tai buvo jis. Bet vieną dalyką vis dėlto turėjau pataisyti, beveik jėga priverstas leidyklos. Originalus romano pavadinimas būtų buvęs pats ilgiausias mūsų literatūros istorijoje. Štai toks. Skylė, dėžė ir meilės kalnas arba pasaka apie vargšą Andrių ir mergaitę, gimusią iš kontrabandos. Man pačiam nelabai tiksliai atrodė antroji originalaus pavadinimo dalis, nes tai, ką netrukus, tikiuosi, visi perskaitysite, vargu ar primena pasaką. Nebent pradžia, jeigu aš turėčiau drąsos įsikišti, būtų tokia. Senų senovėje, už 9 jūrų, už 9 marių, pačioje tamsiausioje vienos karalystės skylėje gyveno kirminas, kuris net pats nežinojo, kaip labai jis laukia stebuklo. Tai ką aš dabar pasakysiu? Man nepatinka
Aš jį labai myliu. Patinka kai kurie protingi dėstytojai. Nesvarbu, jie jauni ar seni. Taigi aš nesakau, kad man nepatinka visų vyrų giminė. Ne, man nepatinka tie vyrai, kurie žvelgia į mane kaip į kokią geidžiamą moterį. Gal aš lesbietė? Gal geriausiai būtų tiesiog imti ir pabandyti. Vat štai mano draugė Gertrūda vis tempia mane į visokius vakarėlius. Ten glaustosi su kažkuo, bet neturi nieko pastovaus. Kartais parsideda kokį girtą idiotą ir džiaugiasi, jeigu jis neužmiega per naktį. Nykuma, baisi nykuma. O gal reikėtų ją studijuoti? Taip, kai ji grįš viena, apgirtusi, neramiai vartysis lovoje, kai labai norės mergaitiškai ir draugiškai pasikalbėti apie savo nelaimingas meilės, įlysiu pas ją į lovą ir sakysiu, pabandyk, manau, kad turėtų sutikti. Gal mums netgi patiks. Gal nežinau. Bet tikrai reikia pabandyti. Man ten viskas, kaip ten viskas vyksta, juk nelabai, aišku, kažkuo ir skiriasi greičiausiai. Tai tik tai techninis klausimas. Orgazmas yra orgazmas. Jis geriausias vaistas nuo visų ligų ir net socialinių, kaip sako profesorius Reichas. Bet iš tikrųjų tai tik genitalinė utopija. Sakau, aš ir Gena, man patinka dėstytojai. Kodėl aš viską laiką jaučiuosi tarsi būčiau stebima. Ypač tais momentais, kai labiausiai to nenorėčiau. Tačiau kartu mane tai labai velniškai traukia ir jaudina. Galbūt dėl keistos vaikystės. Aš labai ilgai nesutikau miegoti viena kambaryje ir tai aišku kėlė daug keblumų mano tėvams. Man atrodė, kad tamsoje kažkas gali mane užpulti ir aš net nespėsiu pašaukti pagalbos. Kaip tik tuo metu aplink mūsų namą buvo rengiamos apsauginės filmavimo kameros ir tėtis sugalvojo pastatyti vieną tokią mano kambaryje. Parodė man, kaip veikia ir patikino, kad dabar aš būsiu saugi. Jis visada mane matys, o aš bet kada galėsiu juos pašaukti. Nežinau, ar ta kamera bent jau kartais kada nors buvo įjungta, bet keletą metų man labai patiko galvoti, kad prieš pat užmigdama dar galėsiu pamojuoti štai taip. Mama, tėti, matai? Sakau, mano vaikystė buvo tikrai labai keista. Tėvas mane dievino, su kitais vaikais sunkiai rasdavau bendrą kalbą, jie man atrodė tiesiog kvaili. Tarp suaugusių jaučiausi geriau, su jais buvo galima protingai pašnekėti, nustebinti savo gebėjimais. Nuo 5 metų aš su tėčiu žaisdavau šachmatais ir netgi laimėdavau. Bet tikrieji mano gyvenimo dalyviai buvo pliušinis rudas meškiukas, baltas kiškis, guminė žirafa, dar būrys personažų, kurių niekas kitas ir nematydavo. Tai būdavo ištisas pasaulis, gynęs mane nuo kai kada ištinkančių nakties priepuolių, kurių laukdavau su paniška baime. Tai prasidėjo vieną kartą stipriai susirgus ir pakilus temperatūrai. Aš iš tikrųjų net prisimeniau, kokia buvo liga, galbūt ūmi, angina, tačiau tą naktį gulėjau labai karščiuodama ir prakaituodama. Ir staiga aš pajutau, kaip kažkas galingas, nežemiškos energijos srautas spaudžia mane iš viršaus. Apėmė tokia paiki baimė. Atrodė, kad aš tuoj pat pranyksiu tame sraute, kad jis mane visiškai sunaikys. Aš negalėjau rėkti, net pajudinti kurios nors kūno dalies. Aš net negalėjau mirktelėti. Turbūt taip ar ten atrodo mirtis. Mane gelbėjo meškiukas. Jis gulėjo šalia manęs prie pagalbės. Mano skruostas prisilietė prie jos švelnios letenėlės ir pleikuma dingo. Gulėjo kaip stabo ištikta, bijodama užmerkti akis. Nes jaučiau, kad srautas gali bet kada atsinaujinti. Ta pačią naktį jis kelis kartus pasikartojo, tačiau supratau, galiu išmokti jį valdyti. Reikia tik nukreipti dėmesį, ką nors kita ir srautas išnyksta. Tačiau tai nebuvo taip lengva, kaip atrodo iš mano žodžių. Niekada negalėjau būti tikra, kad pavyks. Srautas užvaldydavo mane ir aš su siaubu jusdavau, kad pabėgti neįmanoma.
bet visą laiką kažkaip tai padėdavau. Tai buvo baisi patirtis, tačiau ji kažkaip tai kartu mane ir traukė. Nes ta būsena buvo galingesnė nei visai kita, ką aš tuo metu galėjau patirti. Galbūt ir ne tik tuo metu. Kai jau suaugusi, kartais pasigailiu, kad niekada nebepajuntu to kosmoso baisios energijos rautų. Taip kaip kokia juodoji materija. Taip kaip materija. Galbūt pajusiu tai mirdama. Ne, mane kažkas iš tikrųjų stebi. Ar tai gali būti Dievas? Jis mato ir viską žino, kaip Kalėdų senelis. Taip ta keista mano vaikystė. Tėtis buvo abejingas tikėjimui, o mama neabejinga, bet sutrikusi. O mano Dievas per daug ilgai buvo Kalėdų senelis. Kai pirmą kartą supratau, kad dovanas padeda tėvai, labai nusivyliau ir pasipiktinau. O juk turėjau džiaugtis, kad jie negali matyti visų mano blogų darbų, kaip galėjo stebuklingasis senelis. Bet didžiausia Kalėdų senelio bausmė galėjo ištikti vos kartą per metus ir tai tik teoriškai. Todėl aš negalėjau patikėti savo senelės iš Lietuvos pasakojimais apie žiauriai baudžiantį Dievą. Kol vieną dieną nepajutau, kad be jokios priežasties iš manęs bėgančio kraujo. Tai va, ką aš norėjau pasakyti. Daug labiau nei pirmasis kraujas ar Kalėdų pasakos, netektis manęs sukrėtė tėvų skyrybos. Aš tikrąja to žodžio prasme buvau atplėšta nuo manęs dievinusio tėvo krūtinės ir atsidūrė už 1000 kilometrų jam beveik nepasiekiamoje amžinai šlapioje šalyje. Man patikdavo kartais atvažiuoti į Lietuvą, bet kai buvau prievarta perkraustyta, gyventi čia tapo nebepakeliama. Tarsi to mažo vėliau atsirado patėvis. Taip. Tai atrodė kaip koks išvarimas iš rojaus, tiksliau pagrobimas. Aš nekenčiu savo tėvus. Bet dabar aš nekenčiu vyrų. Nes esu per daug graži. Štai dėl ko. Gražiai mergina juk negali pasitikėti. Niekada, kad negaliu turėti vyrų tiesiog kaip draugų. O moteris man yra per daug nuobodžios. O jūs ką manot? Ką jūs manot? Sutinku, čia tikrai nesakė. Prašom, Jaruška. Man nelabai patinka. Gal aš ilgbėsiu. Tai Ką jūs apie tai galvojate? nežinau, čia Nereikia galvoti. nereikia. Bet tai buvo nuostabu. Pagalvojau, kad gal šiek tiek moku rašyti, beklausydamas. Bet du rimtieji žmonės gali ir sukritikuoti. Gerai, kalėdus. Jo, tai aišku, Laimontas turėtų pradėti, o aš iš bjaurumo, bet man šitas nuostabi erotika prieš tai buvusi labai tinka, nes man šita knyga papasakos jums įvairias intrigas, bet jie yra viena filosofinė detalė, kuri tampriai susijusi su šita viso pristatymo erotika. Aš jau seniai, kada tą knygą atsiverčiau, kada Saulius man parašė ir taip atsitiktinai, ko gero, pakstelėjau nuo vidurio elektroninių pavidalų ir staiga žiūriu jau čia minėtą Vilhelmą Reichą, profesorius Reichas, bet Reichas, jis toks buvo
freudistas, psichoanalitikas, kuris daugiausia rašė prieš Antrą pasaulinį karą, bet ir po jo, užsieminėjo masių psichologiją ir jo, žinoma, didysis atradimas buvo tai, žinoma, kad visur yra seksualinių energijų. Ir kai geras aktorius vaidina, ar nuostabi mergina, ar vaikinas kažkur tai laksto, ar žmonės jautrus šalia mūsų sėdi, tai auditorija prisipildo tokios erotinės energijos, kurią mes galime akumuliuoti ir galime atstumti. Tai yra, galime kaupti ir galime atstumti. Ir Vilhelmas Reichas sugalvojo tokį dalyką, kad galima sukurti dėžę orgoną, kuri galėtų akumuliuoti visas šitas energijas. Žinote, pavyzdžiui, yra feng shui. Ir turi sėdėti tam tikroje vietoje, kad patirtum geras energijas. Jeigu blogai vietoje sėdėsi, nepatirsi. Tai Reicho sekėjai sako, kad galima surinkti tas feng shui gerasias energijas į mažą dėžutę, nusinešti, atidaryti, po to ir išskleisti. Arba gali nueiti į mitingą, kuris kunkuliuoja aistra ir tenais pastatyti savo dėžę, sukaupti šitą energiją ir po to ją naudotis. Dar daugiau, visas kosmosas yra pilnas libidinės arba seksualinės energijos. Ir žmonės iš tiesų jie siekia ne fizinio orgazmo, o dvasinio orgazmo. O kad patirtum dvasinį orgazmą, reikia sukaupti daug seksualinės energijos. Ir tam reikalui padeda tam tikros dėžės, orgonai. Ir jeigu tu pasitalpini į tą orgoną, ar kaip Saulius išsireiškia organą, šiaip ir tai tinka sritį, tai iš esmės tu gali jausti žmonių nuotaikas pačias įvairiausias. Ir kita vertus patirti didžiulį dvasinį malonumą. Pats Reichas galvojo tai, kaip buvo sugalvojęs kaip mechaninė gydymo priemonė, kad įvairūs psichiškai nukrypę ir kupini kompleksų gremlinų, dar prie to pereisime žmonės, galėtų kai kada save sureguliuoti. Juk žmonės yra neurotiški, todėl kad nepatiria seksualinio džiaugsmo ir seksualinės energijos. Tai jeigu būtų tokios dėžės, kurios būtų pripildytos seksualinės energijos, tik tai reikėtų pasėdėti ten valandą, dvi visiškai aklinoje dėžėje ir išeitum truputį sveikesnis. Iš tikrųjų, jis tokias dėžės pagamino ir jų buvo daug tokių dėžių spintų pagaminta. Į jas įlindus visišką tamsą gali pasėdėti ir sukaupti šitą įsukauptą seksualinę energiją ir po to išėjęs tu pasidarytum šviesesnis. Vietoj to, kad pultum ieškoti meilužio arba būtum galvotum, ar aš čia truputį lesbietė ar truputį ne, pasėdi toje dėžėje ir išeini ramus ir pasitenkinęs. Iš principo tai išspręstų visų meilužių ir meilužių problemas, išskyrus tai, kad, žinoma, nepadėtų gimdyti vaikų, bet galima iššaldytų spermatozoidų, kaip Saulius rašo. Ir netgi kriminaliniu būdu arba kontrabanda gaminamų. Bet svarbiausias juk tikslas Reicho buvo tai, kad mes esame kupini visokiausių kompleksų, kurie kartais taip susvetimėja, kad tampa beveik būtybėmis. Pats Saulius jas vadina gremlinais, bet tų gremlinų yra mumyse daug, mes juos galime sudėlioti, dėžutės galime patikrinti, galime prižiūrėti. Bet iš ties Reicho idėja buvo ne tokia, kad mes juos tuos savo kompleksus dėliotumėme, o tai, kad mes juos išgyventumėme. Ir šita dėžė gali mums padėti, bet romane yra ir daugiau dėžių, ir juodoji dėžė, ir visa tai patalpinta į skylę. Ir žinoma, kad nejučiamis, galbūt kongenialiai, tai yra panašu ir į Reichą, kuris galų gale buvo sugalvojęs taip, kad jeigu yra šitos visos energijos, kurias galima sukaupti šitoje dėžėje, tai yra, ko gero, ir kosminės didžiosios energijos, kurias taip pat galima kaupti dėžėje. Ir jos, žinoma, yra susijusios su neatpažintomis civilizacijomis arba marsiečiais žmogeliukais. Ir jų energiją taip pat iš lėto seksualinę galima sukaupti ir dalintis po to, dalintis vienas su kitu. Ir taip atsiranda Reicho teorijoje, jis nevartoja žodžio skylės, nes skylė čia Sauliaus ir turi visai kitokią prasme, Laimantas gal tai paminės, bet bet kokiu atveju tu atsiduri tunelyje, kuris siurbia šitas visokiausias energijas.
Kita vertus, jeigu tik tai nesureguliuoji savo vidinių gremlinų, tai tie gremlinai tave sugriaužia ir jau nebepadeda nieko daryti. Žinoma, romane yra ir kitų niuansų, ne tik tai ši filosofinė teorija, bet ir kitokių visokių istorijų, pavyzdžiui, susijusių su suokalbio teorija. Suokalbis ten yra nuolatos. Bet žinote, ir suokalbio arba konspiracijos politinėms idėjoms gremlinai visada kenkia. Užkompleksuotiems gremlinų ėdamiems politikams tikrai laikas nuo laiko reikėtų įlysti šitas nuostabias orgono dėžes, kur galėtų patirti ir suprasti šitą visą seksualinę ar kitokią nuostabią energiją. Vaidinimo metu aš galvojau, kaip blogai, kad neturiu mažytės dėžutės, būčiau taip pat prisiakumuliavęs energijos ir parsinešęs namo, išskleidęs ją didesnėje dėžėje. Šitaip kaip kompotą galima sukaupti seksualinį džiaugsmą, po to įlendi ir viskas. Ir tada esi laimingas. Aš tai vis dar mąstau, kodėl aš esu taip nusistačiusi prieš vyrus. Ne, bet iš tikrųjų, aš tikrai žinau, kad jie yra nebepatikimi. Taip sutvarkyta gamtos, o gal ir paties Dievo. Vyrai negali duoti to, ko moteris labiausiai trokšta. Amžinos meilės ir ištikimybės. Todėl net ir pačios geriausios, kūnų, siela, gražiausios, tobuliausios moteris nuo pat pradžių yra pasmerktos skaudžiai pralaimėti. Jos nori neįmanoma. Pačios protingiausias nujaučia tai iš anksto, todėl jos bėga ir visaip stengiasi išvengti fizinio artumo su savo tą tikrąją meilę. Nes visos kitos išdavystės bus netokios jau skaudžios, nei išdavystė žmogaus, kuriam tu atsidavė visą sielą ir kūną. Taip. Tikrąją meilę geriau palikti nesubjaurotą. Geriau visą likusį gyvenimą šildytis meilės prisiminimais, nei būti išduotai, matyti savo nuostabią svajonę, pavirtusi paprastu paršu, kuris visada šalia, o tu nuolat bandai save įtikinti, kad jis ir yra tas pats žmogus iš tavo senos pasakos. Tai moteris negali pasitikėti nei vienu vyru. Tai yra svarbiausias gyvenimo dėsnis. Kodėl yra tokių ištikimų šunų? Jeigu meilė yra pasaulio pagrindas, kodėl vyrai negalėtų būti tokie kaip moteris? Man jūs atsakykite. Kodėl Dievas iškrėtė mums šitokį piktą pokštą? Reikės man apie tai vėliau truputėlį pamastyti. Bet juk čia turi būti kažkoks slaptas planas. Kaip jūs manote? Aš tai manau, kad taip. Tobula moters meilė yra visiškas atsidavimas. Taip, aš iš tiesų to noriu. Aš noriu patirti, bet... Na, jeigu aš tikrai mylėčiau, aš norėčiau atsiduoti jam, bet be jokios baimės. Tikrai, aš mylėčiau tik tą, kurio galiu absoliučiai tikėti. Meilė man yra tikėjimas. Tuo vieninteliu aš noriu pasitikėti visiškai ir be jokių abejonių. Bet žinau, kad ir be to mokslas įrodė, kad tokių nėra. Tai ką tada daryti? Supratau, kodėl. Aš supratau, kodėl kai kurios eina į vienuolynus. Jos atsiduoda tam, kuris niekada jų neišduos. Jos yra saugios. Jos yra laimingos. Jos nebijo to, ko labiausiai bijo kiekviena moteris. Išdavystė. Bet Sauliau, aš nenoriu į vienuolyną. Nebent tada, kai jau būsiu patyrusi tą nuostabų jausmą. Tik reikės pagalvoti, kuriuo metu geriau pabėgti pas Dievą. Iki ar po išdavystės. Vakar po ilgos pertraukos gavau iš savo studijų laikų kambario draugės laišką. Pradėjom susirašinėti, peržiūrėjau jos Facebooką. Neįtikėtina. Iš nuotraukų būčiau nepažinusi. Veidas toks rimtas, dvasingas, net sakyčiau pagražėjęs. Ir žinoma, skarelė. Atrodo lyg vienuolė. Tačiau šalia jos labai dažnai tamsaus gymio vyriškis
ir vis tas pats, aha, gražus, myliai žvelgiantis į ją, čia nuotraukoje, aha, žiūrintis į ją, taip, ir išdidžiai, paskui taip į objektyvą žiūrintis, aha, draugė ištekėjo už musulmoną. Ir kaip priklauso priėmė islamą, maža to, ji tapo nuoširdžiai religinga, daug laiko skiria Korano studijoms ir tiesiog apžavėta. Bent kelis kartus minėjo, kad iki vestuvių jos arabas beveik nesibučiavo ir net nereikalavo pasimylėti. Ji pati jį privertė. Ji pirmą kartą nuo vaikystės pasijuto absoliučiai saugi. Paklausiau, ar jos gelbėtojas neturi arba neturi daugiau žmonių ir kaip jinai į tai žiūrėtų. Sako, kol kas neturi. O dėl tėtės pažadėjo, kad neims kitos tol, kol jinai norės su juo mylėtis. Draugiai tai ypač patiko, nes kada nors jai galbūt ir noras praeis, ir žodis seksas jau jinai beveik jo kaip ir nebevartoja. Ir tada nereikės apsimetinėti kaip daugeliu kitų moterų, bijančių prarasti vyrus. Ji galės tiesiog būti vyriausia žmona ir prižiūrėti visą šeimą. Tai. Draugiai niekada nereikės baimintis, kad bus pamesta ir net visiškai praradus meilę, ji liks toje pačioje saugioje vietoje. Ir bus gerbiama, nes taip liepęs pranašas Mahometas. Dabar tai yra naujausia Europos moterų mada ir ne šiaip savo kokių, o įsilavinusių, visko patyrusių, nusivylusių ir negalėčiau toliau būti tik trumpalaikėmis jausminio ir fizinio pasitenkinimo priemonėmis. Jos būrėsi, tarp kitko, į tinklinės organizacijas, bendruomenės, dalinasi įspūdžiais, galite paskaityti, ir galimais kandidatais į amžinus vyrus. Tai va, moteris jau užkniso amžina kaita, konkurencija, nuolatinis rūpestis ir jų vertinimas kaip geros prekinės išvaizdos. Jų prigimti šaukėsi pastovumo, o palintai po hidžabų, dar geriau po kokių nikabų. Ir ramu, saugu. O jei dar kažko nori, gali nuo pornografijos atbukusius ir tikros erotikos pasiilgusius vyrus aistrinti vien savo paslaptingų žvilgsnių. Ir gal tai gerai išeitis? Tarp kitko, draugė atsiuntė ir kelių savo vyro draugų kontaktus. O, vienas labai toks nieko, įsilavinęs, turtingas. Gal pasidalyti su ko nors? Gal dar kam nors reikia? Draug? Ne? Tai tada paklausykit šių lietuvių vyrus. Prašom. O, ar čia veikia mikrofonas, ar dar reikia paspausti ką nors? Pastumtų, arba tada šitą. Ne, tai gal... Gerai. Taigi čia buvo šitame gražiame pasirodyme pasakyti, kad vyrai negali suteikti amžinos ištikimybės. Nuo tos prielaidos ir prasideda romanas, nes jo personažas, tas pasakotojas, yra labai daug pasiekęs savo karjeroje ir yra labai sėkmingus jo nuomonę turintis santykius su moterimis, tai yra su jomis bendrauja nedaugiau kaip 3 metus. Tai čia yra tai tas trunka jau kažkiek metų ir tai yra tokia prielaida, kuri tarsi suteikia jam gyvenimo pasitenkinimą, jis yra gana patenkintas savimi ir taip toliau. Ir šiuo atžvilgiu mes galėtumėm sakyti, kad tai yra, čia va štai romano užpakalinėme viršelyje ir pasakyta, kad tai yra romanas apie meilę. Tai dabar galima būtų klausti, ar tai yra, romanas apie meilę tai vienas dalykas, o meilės romanas galbūt kitas dalykas. Galim įsivaizduoti, kad meilės romanas tai yra, tai kas angliškai vadinama romance. Tai yra toks kaip ir beveik bulvarinis žanras. Tai vis dėlto aš manyčiau, kad čia svarbu apsibrėžti, kad
tai nėra meilės romanas, bet yra romanas apie meilę, nes nors aš sakyčiau, kad tai yra pramoginė literatūra, bet tai nėra bulvarinė literatūra. Ir aš manyčiau, kad čia yra esminis skirtumas. Ir labai svarbus dalykas, kad šitam pasakojimui, kur, na, čia yra pats pavadinimas Skylė, dėžė ir meilės kalnas. Kalnas atsiveria tik tai pačioje pabaigoje, tas meilės kalnas, o skaitytojui, įman skaityti, iš pradžių netgi visai neaišku, ar čia bus apie meilę, ar čia bus apie politiką, ar apie dar kokius nors dalykus. Ir tai, manau, labai sėkmingai intriguoja iš pradžių. Ir svarbiausia yra tai, kad tas, kaip galiausiai paaiškėja, vis dėlto yra romanas apie meilę, bet jis turi labai savotišką plotmę, kurioje viskas vyksta. Tai yra tarsi lyg ir šiek tiek ateities visuomenė, kurioje įmanoma visus sekti. Ir čia tas skylė, na, aš čia tiesiog paaiškinu elementarus dalykus, kurie yra tame romane. O skylė tai yra labai sąlyginis apibūdinimas, tam tikras sluoksnis, kuris, tarkim, egzistuoja, na, valstybės saugumo departamente, bet čia yra pabrėžta, kad ne ta hierarchija svarbi, kuri oficiali, bet tas sluoksnis, kuris nematomas, neoficialus ir jis sugeba visus stebėti. Tai yra totalinio sekimo visuomenė, kaip ir tarsi projektuojama. Na ir čia, žinoma, mes turime reikalą su tam tikrais politiniais dalykais, su pastaruoju metu labai populiaria tema, kaip įmanoma visuomenėje daug ką sekti ir taip toliau, bet netgi pats autorius čia sako, kad tai yra tarsi apie ateitį, kurios gal ir nebus. Iš tikrųjų, jos gal ir nebus, bet aš manau, kad svarbiausia čia yra tai, kad šita visa plotmė, kuri iš dalies politinė, yra sukurta kaip pamušalas tai meilės istorijai. Ir vien dėl to ta meilės istorija tampa ne banali, ne primityvi, o įvilkta į tam tikrą labai netikėtą, netradicinį, neįprastinį foną. Ir tai, aš manau, yra labai svarbu. Ir kalbant apie tą foną, nes meilės istorija tai visi pasiskaitys ir pamatys. O vienas iš dalykų, kuris mane šiek tiek nustebino ir kaip tik labai teigiamai paveikė, tai mes turime ten tokį pedofilijos epizodą. Ir tas epizodas iš tikrųjų labai nesmagus, jisai yra negražus, jį nemalonu skaityti. Ir tai šiek tiek išmuša iš tų labai patogių romano vėžių, kuriomis jis iki tol važiuoja. Kas labai svarbu, vėliau paaiškėja, kad tas netgi romano plotmėje, romano realybėje, o tas epizodas lyg ir yra išgalvotas, neegzistavęs. Tai čia yra vienas iš esminių autorių sugebėjimų parodyti tai, kad kas iš pradžių atrodo tikra, paskui paaiškėja, kad tai yra visai ne taip, paskui dar kita plotmė, kuri paaiškėja, kad ji tarsi jau atrodė čia jau teisybė, toliau paaiškėja, kad ir toliau nėra taip, o yra dar kitaip. Tai čia aš noriu pasakyti, kad yra siužetinės intrigos pynimas gana sėkmingai padarytas. Bet vis dėlto yra viena tokia plotmė, kuri tikrai nėra svarbiausia, bet mums yra labai įdomi, tai sąsajos su šiuolaikinės, šiandieninės Lietuvos politinė padėtimi, tarkim, kai kuriomis politinėmis realijomis. Ir čia mes turime tokį personažą, yra čia daug tokių personažų, kurie pavadinti arba slapyvardžiu, arba pravardę, arba kokiu nors kodiniu vardu. Yra toks, tarkim, pajacas.
Mes, tarkim, aiškiai suprantam, kad tai yra Arūnas Valinskas. Autorius, žinoma, gali bet kada tai neigti, nes čia nėra jokių įrodymų, kad čia būtent jis. Yra ir kitų dalykų. Linksmasis suvyrintojas. Taip, linksmasis suvyrintojas yra, pavyzdžiui, karalienė. Karalienė tai yra mūsų gerbiamoji prezidentė, kasgi kitas. Bet žinoma, čia irgi, na, čia kaip ta juodoji skylė visus suseka, viską suseka, ką. Ir čia, jeigu kalbama apie ateitį, tai žinokit, čia yra ir patarimų, kaip nuo to galima išvengti. Jeigu norit su kuo nors slapta kalbėtis, tai pirmiausia telefoną įkiškite į šaldytuvą. To neužtenka, reikia išeiti iš buto ar namo į lauką. Va, bet čia jau taip paprasti dalykai, bet kalbant, aš čia norėčiau pacituoti apie personažę, kuri pavadinta karalienė, tai jokių būdų nebūtinai mūsų prezidentė, nes niekas negali patvirtinti šitos sąsajos. Ir čia, kai visi susekami, taip pat ir aukščiausi valdžios žmonės, kaip gali suprasti žmogų, kuris gyvena vienas, maža to, neturi jokių giminių ir netgi draugų, taigi su nieko nebendrauja, išskyrus darbinius reikalus. Žmogus, kuris neturi jokio asmeninio gyvenimo, visada liks mįslė. Gali raustis po archyvus, ieškoti uodegų praeityje, tačiau nežinodamas, ką jis galvoja ir planuoja kaip tik dabar, niekada nebūsi tikras, kaip turi su juo elgtis. O čia dar prisidėjo ir nepaprastas charakteris. Taigi mes čia turim tokių, na, kaip ir nuorodų į įvairius mūsų šiandieninės Lietuvos kai kurios veikėjus. Bet tai, aš kaip ir minėjau, yra visiškai neesminis dalykas šiame pasakojime, o tai yra tas pamušalas, kuris tai meilės istorijai sukuria labai specifinį foną ir tai padeda šitą meilės istoriją parodyti ne kaip eilinę ir banalią, o kaip vykstančią tam tikroje sufantazuotoje erdvėje, bet labai unikalioje. Ir aš manau, kad tai yra kaip tik vienas iš šito romano laimėjimų. Aš pagalvojau šitaip, kad mūsų skirtingi kalbėjimai galėjo supainioti visus jūs, nes yra jautri, seksuali mergaitė, mergina, kuri net neaišku, ar nėra lesbietė, ar yra politinė intriga kažkokia, kuri niekaip nesusijusi su šita mergina, mergaitė, ir yra kažkoks visiškai nesąmoningas mano pasakojimas apie kažkokias dėžes, kurios kaupia seksualinės energijas ir gremlinai, kurie griaužia mūsų sielas ir kurios gali sureguliuoti šitos kosminio organo dėžės, ir kur visą tai gali pasirodyti. Bet iš ties romane visą tai veikia vienu metu. Iš principo visi šitie niuansai yra papasakoti. Ir tai, ką Laimontas papasako, sako, yra tokia nepatogi pedofilijos istorija. Iš ties galėtumėte ir tai perskaityti. Lietuvoje pedofilija yra siaubas, kurio niekaip negalima gražiai kalbėti, bet yra ten ir užuomina apie kitą kalbėjimą, apie nuostabų Nabokovo rašymą apie Lolitą, kuri yra jautri, uždrausta, nuostabi ir Nobelio premijos apdovanota meilės istorija. Ir šitoje vietoje staiga pradeda gali mūsų nuotaikos susvyruoti. Visą tai, kas yra uždraudžiama kitose paveiksluose, yra leidžiama. Ir tas sekimas taip pat, tai, kad mus visi seka ir visur, tas sekimo visuomenė
auga ir stiprėja ir mūsų kiekvieną akimirką seka, kai kuriem, kaip tai merginai gali suteikti kai kada ir malonumo. Jeigu tave kameros visada filmuoja ir visada tave seka, tai kas nors gali tavimi džiaugtis ir negi gali masturbuotis prieš šitas kameras, juk jie bus priversti tuo metu žiūrėti, o tu patirsi galbūt kažkokį tai malonumą, nes šitie stebėtojai taip pat yra įtraukti į prievartą matyti tai, ką tu nori jiems parodyti. Ir tada tu apsiverčia vaidmenys. Ir nėra taip, kad jeigu tu tave stebi ir tai yra visiška tragedija. Pavyzdžiui, Orvelui, kada rašo 1984 metai būti visiems stebimam, atrasite čia paralelių lygiagrečių su Orvelu, tai žinoma yra tragedija. Didysis brolis watch you, visą laiką jau stebi. Bet kai tave visą laiką stebi, tu pradedi priprasti. Ir mergaitė, kuri užauga visą laiką stebima, jie jau gali patirti iš to malonumą. Ir jeigu tavęs telefonas visada klausosi ir kiekvieną akimirką, tai tu jam gali nors seksualiai kai kada paimanuoti ir pasidžiaugti, kad nors tokiu būdu tu išskleidi, juk tavo dėžė kosminės meilės ir seksualinio džiaugsmo turi ne vien tik tai kaupti, ji negali visą laiką kaupti, ji turi kartais ir išspinduliuoti visą tą džiugesį, kurį aš tai pagalvoju, tai tada reikia mobiliuosius telefonus būtinai įdėti į orgono dėžės, kur yra daugybė kosminės seksualinės energijos. Ir tada per šitas mobiliuosius telefonus šita kosminė seksualinė energija sukaupta iš viso pasaulio pasklis visiems mus stebintiems slaptosioms tarnyboms ir jie tikrai džiaugsis ir taps laimingesni. Čia aš prisigalvojau, nėra. Na, iš tikrųjų, čia dar, žinoma, mums įdomiausia kalbėti, o ne apie tą meilės istoriją, kurią iš tikrųjų reikia skaityti. Ir aš tikrųjų tikiuosi, kad čia esantis ją skaitys, nes ji tikrai labai intriguojanti ir labai netikėtai atsiskleidžianti įvairiuose etapuose. Bet žinoma, yra įdomu daug lengviau kalbėti ir paprasčiau apie tą, kaip aš sakiau, pamušalą, tą plotmę. Ir tie gremlinai, jie yra, na, tai tokie siaubo kažkokie, čia turbūt iš siaubo filmų kažkokių paimta, bet nežinau, ar atsitiktinai tai skamba gremlin panašiai su Kremlius, nes labai akivaizdžiai ta juodoji skylė yra sukurta kam? Labai gerais ketinimais, kad būtų galima kontroliuoti Lietuvos politinę erdvę ir valdžios erdvę, kad į ją neprasiskverbtų gremlinai, tai yra Kremliaus agentai. Ir čia yra, na, kaip ir tas toks leitmotyvas visada egzistuojantis, bet jis tikrai galiausiai nėra svarbus, bet dar labai įdomus man šalutinis toks elementas, kaip šitoj visoj elektroninės erdvės, kur mes galime būti visi sekami, kaip iš jos išsisukti, vėl čia patarimas, kurie norės išvengti to. Kaip to galima išvengti, tai čia yra, kai personažas nusiunčia popierinį atviruką. Ir čia kalba, tokiais atvejais geriausiai tinka ne elektroninis, o paprastas paštas, kai senamadiškai užsimauni pirštinės, šiukštu nelaižydamas užklijuoji voką ir įmeti jį į metalinę dėžę, kurios ryšio su tavimi neatseks jokia stebuklinga technologija. Tai čia yra tas paradoksas, kad kai mes norėdami išvengti, tobulinti savo ryšius, išvengti sekimo, vis tobuliname tas elektroninės priemonės, o galiausiai paaiškėja, kad norint išvengti to sekimo reikia eiti primityviausių būdų. Na, čia žinoma tokios marginalijos, bet yra ir kur kas daugiau šitame romane tokių dalykų, kurie, na, tuose šalutiniuose dalykuose atskleidžia tokias
sąsają su mūsų šiandieniniu pasauliu, galbūt su ateities pasauliu, kurios yra tokios netikėtos, įdomios, kurioziškos ir kartais komiškos. Aš tik apie gremlinus, kurie dabar kaip jau kremlinai nuskambėjo iš pradžių, kai skaičiau, man taip pat pasirodė, kad kremlinai, Kremliaus agentai, bet vėliau jie pasirodo ir kaip mūsų kompleksai, patys įvairiausi, neurozės, psichozės ir kiti dalykai, kurie yra mumise. Bet paskui pagalvojau, kad šitos du dalykus galima kuo puikiausiai sujungti. Juk kai mes kaip truputį psichuojame ir neadekvačiai elgiamės, kaip pasirodome mūsų visuomenėje keistuoliais, mus ir vadina kremlinais, tai yra įsivaizduoja Jėzus, jis turbūt Kremliaus agentas. Bet šiaip iš principo, kadangi manyje gremlinas prabudo, kodėlgi jiems nepavadinti mane kremlinu? Šitas apsivertimas visada galimas. Ir jeigu kas nors sako, kad tu esi kremlinas, tai ko gero pas tave jau bujoja gremlinas. Ir laikas eiti į seksualią dėžę. Labai pritarčiau, nes tikrai viskas nėra vienareikšmiška šitoje knygoje. Mes turbūt jau... A jau ką? Tai nepažiūrėjau laikrodį, tai dar tą pabaigimą. Taip, kas tai? Stebuklas tęsiasi. Sunku paaiškinti kodėl, bet aš čia jau, nežinau, knygos pabaiga, galima sakyti, šiek tiek baisu ją išduoti, bet tikiuosi, kad ne viską suprasit, nes gana čia visko prišnekėta. Tai ko gero reikia trumpinti man, kiek aš čia galvoju paskaityti dar. Jo, aš užlipau į kalną ir dabar aš myliu šitą nuostabų pasaulį, nes dabar tai visada bus su manimi, tas meilės kalnas. Norėjau, kad pabūtum čia vienas ir suprastum, kad gali tai ištverti. Ir kadangi ateina sekantis klausytojai auditorija, tai mes paliekam intrigą ir šitą gabaliuką su Sauliu perskaitysime tiems, kurie ateis į sekantį Sauliaus knygos pristatymą. Kadangi jo, šitas laikas toks, kad tikrai daug žmonių negalėjo ateiti, tai paskelbsiu